Žiūrėkit, koksai automobiliukas keliavo į aikštelę. Aikštelę, kuri randasi Gėlyno gatvė 10. Važiuojat ir atvažiuojat. Tai vat, Citroen DS5. 2013 metų automobiliukas, 2 litrai dizelis, 120 kW. Labai, sakyčiau, įdomus. Nei karavanas, nei hatchbackas, nei universalas ar kažkas tokio. Nu, toks kupė karavanas, sakyčiau, gal taip. Žiūrėkit, gražus odinis salonas. Turim netgi 3 stoglankius. Lendam į vidų, pasižiūrėsim, kaip jie atrodo. Tai va, turim štai tokią konsolę per vidurį ir tokį, sakyčiau, lėktuvą. Žiūrėkit, vienas čia stoglankis atsidaro, kitas čia, kitas dar tenai. Taip pat head-upas yra ir jisai valdosi čia. Tai head-up tikrąja to žodžio prasme, reikia pavaldyti šioj vietoj. Klimatronikas, šildomos sėdynės, galinio vaizdo kamera, ridos 213 000, pusiau ledinis, pusiau neledinis skydelis, juostos palaikymo asistentas, susidūrimo prevencija, 4 langai per vidurį valdomi. Kaina bus apie 7 su trupučiu. Štai koksai gražus laikrodukas. Beraktė užvedimo rakinimo sistemą minėjau, multifunkcinis vairas, automobiliukas važiuoja tikrai smagiai. Tikrai išskirtinis, žiūrėkit, oda siūta panelį. Sėdynės tikrai gražios, patogios ir, atsisėdi ir kaip ir sportiškos, sakyčiau, norisi prasilėkt su jų. Sėdynės šildomos su masažais ir su memorais. Kas dar? Gražūs ratukai ir kėbulas be defektų, tvarkingas. Tai va, toks automobiliukas, dar senonai ledai, aišku. Toks automobiliukas iš Prancūzijos grįžęs. Kaip matot, kainuos apie 7 su trupučiu ir gali būti jūsų su gera arba bloga kredito istorija, su vartojimo paskola, išperkamąja nuoma. Tai vat, Gėlyno 10, einam filmuoti toliau, laukiam jūsų atvykstant.